E, kas čia geresnio? Nausėda laimėjo rinkimus, mane. Nu, man tik toks, žinai, vėlgi hitino tipo, kad aš, tokiam irgi vis tik burbulė dar gyvenu, žinai. Nes, tipo, kažkaip mano aplinkoje visi, tai plius minus yra Šimonytės, žinai, palaikyti. Nors gal čia Vilnius tiesiog. Nors negali sakyti Vilniui, tu nežiūrėjai, kaip procentaliai atrodo. Tai tiesiog galvoju, kaip čia, žinai, gal Vilnius čia yra tas burbulas. Tai, tai jo, tai toks tipo biški įdomesnis. Nors, ta prasme, kaip ir suprantu jo, kad ten, žinai, didžioji dauguma. Bet vėlgi, žinai, kaip man tipo nesuprantu, tai kaip Kaunas Matijošaitį išsirenka vis taip, bet nesuprantu, kaip čia tas Nausėdos toks populiarumas didelis, žinai. Ai, dėl šito, ne? Aš tiesiog nesuprantu, kad komis ten, tipo, žavi, taip, nežinau. Aš tai manau mentalo bėda. Žinai kas, ne, jeigu šiaip logiškai mąstant, tai aš manau vienas yra esminis dalykas. Sakykim, neinant į visokias deklaracijas, kad visi debilai ir visiems reikia caro ir ten stiprios rankos, o mąstant normaliai. Aš manau, pagrindinė bėda yra, kad konservatoriai ir apskritai, ką mes laikome normali politika. Jie yra susikūrę, ir aš prisipažinsiu, aš biškį tą irgi jaučiu. Kaip žmogus nesantis giliai politikoje ir nežinantis, kas iš tikrųjų daros. Bet jie yra tokie susikūrę, kaip pavadinti įvaizdį. Tokie, žinai, kad kažkas tai vyksta už kadro. Ta prasme, aš suprantu, kad čia, Rusijos naratyvas siekia pasiekti žmonių galvose tokį dalyką. Jo. Bet kad jie yra toksai, žinai, establishmentas, žinai, čia tas Landsbergių klanas. Tai ne vien Landsbergių klanas, bet ir iš vis konservatorių klanas, kad jie iš tikrųjų tik tai patys savo padeda ir realiai nustekendami Lietuvą patys lobius slapta kraunasi ir stengiasi išlikti valdžioje ir būti tie, žinai, aktualūs ir, nežinau, ten politikai. Tai aš manau, šitas dalykas labai daug, kad tai pasąmoningai veikia. Aišku, čia, žinai, tik mano spėjimas, nes nei aš tyrimo atlikęs, nei ką. Nes, šiaip tiesiog viską aiškinti, kad visiems reikia ten stipraus mero, viską darančio ir ten, žinai, tvirtos rankos, čia pernelyg paprasta būtų ir naivu taip sakyti. Tai ir žinai, ir patys konservatoriai to nepaneigė. Kad jie yra tokie iliuminačiai, nežinau kaip pavadinti taip tą dalyką. Aš nežinau, bet ir neteigia tai. Žinai, neteigiam. Paprasti mes žmonės matome tai, kad gyvena gerai, pralopsta. Žinai, kas tas gerai gyvena irgi, ne, aš ten domiuos, kiek jie turi pinigų, nei ką, bet šiaip. Tai iš šitos pusės nežinau. Bet jeigu šnekant tarp mūsų, tai mano variantas yra tai, aš, pavyzdžiui, Šimonytę nenorėčiau balsuoti. Ta prasme, man jinai yra, netinkamas prezidentas. Ir to pačiu aš konservatorius net nebalsuočiau, nes nei mano pažiūros atitinka konservatorių, nei ką. Bet jie, žinai, vienintelė adekvati partija, kuri, atrodo dar adekvati kažkiek. Tai tik tiek. Nežinau. Aš tiesą pasakius, aš kažkaip nežinau apie žalimą kažkaip galvojau. Bet, čia buvo tokia tipo didžiulė rizika. Greičiausiai taip ir būtų buvę, tipo, kad jeigu ten, žinai, tu vėgėliai antrą turą praėjęs, nedaug tu dėmė.
Žinok, toks visas balsavimas ir buvo. Ta prasme, ir tai, kad čia šnekėjo visi, o čia tas strateginis balsavimas už Šimonytę ir panašiai. Bet aš lygiai taip ir balsavau tik dėl to už Šimonytę. Nu, pirmam turė. Nu, taip, tai va. Bet dažnai aš neskau, kad aš kažkoks strateginis balsuotojas ar dar kažką, bet, nu, matęs, ant kiek Vėgėlė yra pavojingas ir tikrai nesinorėjo, kad jis išeitų. Nes jeigu išeitų Vėgėlė ir Nausėda į antrą turą, tai faktas, kad būtų įdomesnis antras turas, bet aš nenoriu, kad politika būtų įdomi. Tai, žinai. Ta prasme, aš manau, Indija vis tiek Nausėda būtų laimėjęs, bet nebūtų tokios persvaros. Tai tame. Tai va. Nežinau, bet tu gerai sakai, žinai, tu tokį pamatai, kokiam burbulė gyvenam ir ant kiek visiškai kitaip, žinai, aplinką matom ir suprantam. O tu, tarkim, Berlyne su kažkokiais lietuviais čia yra ten su kuo pabendrauti ar... Nu, mes kaip balsuoti ambasadą varėm, tai aš eiliai laukdamas juokavau tenai, o atėjo visi už Šimonytę balsuoti, tai jolkai užkliuvo, bet visi smagiai pasijokėm ir kiek pašnekėjom, tai taip ir yra. Nu, taip ir buvo, okay, nu tai va, norėjau paklausti. Bet žinai, ten imtis aplinkui 10 žmonių, tai tiek ten ir yra, bet žinok, labai daug kas už Nausėdą balsuoja, ta prasme, aš pažįstu Lietuvoje daug žmonių, kurie už Nausėdą balsuoja. Nes tiesiog yra tas, žinai, po to arogancija slepia varimą ant konservatorių, bet ne tame bėda, ne arogancijai, o tam tokiam, žinai, nu vėl sakau, su jais yra kažkas negerai, jie tokie tipo, mes čia viską žinom, mes krūtai ir tiesiog va, dirbam savo darbą ir taip toliau. Ir šitas žmonėm irgi nepatinka, dažnai sakymą, nu, konservatorių bėda, kad jie negali paprastai žmogiškai ateiti, kai jie ir dirba žmogiškai, ne? Bet jeigu padaro klaidą, ateiti ir sakyti, okei, padarėm klaidą, čia tas buvo negerai, čia taisome. Ir tada sakytum, okei, cool, viskas gerai, žinai. O čia tas toksai vos nežinai, po mes viską žinome, sako, Janė, jūs čia tik tai netrukdykit mums dirbti, žinai. Nu, tai toks, ar tikrai, nu, prasme, ypač kai matai, kad yra, nu, kliurkų daug. Tai iš kitos pusės, nu, tas kliūna. Ir žinai, vis tiek labai daug konservatorių narių vagi ir tas čekiukų skandalas buvo. Dabar, prasme, jie nėra kažkuom geresni, bet vat, visą laiką tas vis tiek yra išmetama, kad jie geresni, nors labai daug jų narių yra eiliniai politikai, kaip ir visos kitos partijos, kurie prisidirba, prisidaro nesąmonių ir visą tai yra šūdą. Jo. Sveikas, Joma, be kameros. Labas. Bravo. Mes čia, žinok, vėl dabar apie prezidento rinkimų rezultatų šnekam, tai. Na, šiaip ir tikėjausi, kad taip. Ne, aš tikėsiu po to, ką nors smagesnio ir gražesnio. Senu pasakė, taip ir tikėjausi. Mes tokie neįdomus, nuspėjami. Ne, nu kažkaip, žinai, ten praeitais rinkimais irgi ten panašus rezultatas buvo, tai žinai. Ir spėjau per tuos metus, žinai, Šimonytė su labai daug kredito neprisidėjo, žinai. Nu jo. Žinai, visuomet reitingai krenta, žinai, kai tu esi, žinai, koks ministras pirmininkas, žinai. Prezidentų, manau, kad ten lengviau biškelį išsilaviruot gali, čia, žinai. Ten nebent su užsienio politika gali, nebent jau ten žiauriai ten ką nors prisišnekėtų, o čia, žinai, vis tiek daug labiau, žinai, žmonių gyvenimą, nu, ta prasme, ten nulėmė, žinai, tie politiniai sprendimai day-to-day basis tokie. Jo, čia ta žiauriausias ir yra dabar tie balsavimai vyks į Seimą, tai irgi jau visi nurašė konservatorius, nebeišrinks. Tas dažnai švituoklė pastoviai, tai vieni taikyti, kas pabūna valdžioje, tų reitingai nukrenta, kas nebūna, tų pakyla. O šis keista, kaip žmonės to nemato ir tiesiog, nu, nepasirenka kokios vienos krypties. Jo. Tai va dabar čia UK bus rinkimai, žinai, parlamento, tai irgi ten tipo konservatoriai jau ten pralaimės, žinai. Tipo dabar, nu. UK kaip ten bus, balsuosi dėl Brexito, grįžt norit? Tai nebus jau, kad ten dėl Brexito, žinai, ten.
Aš žinau, kad nebus, bet pas mane kažkodėl vis daugėja naujienų, kaip Britai šneka apie tai, kad Brexitas buvo klaida. Nežinau, gal čia tik Europai tai rodo. Ne, man atrodo, gal čia Europa, žinai. Ten aišku yra ta prasme žmonių, kur ten UK, žinai, kurie ten sako, žinai, kad ten taip buvo klaida, bet, žinai, kiti to nesako, žinai. Tai, žinai, kaip sakant, visuomet tas bus, žinai. Ja. Plus man atrodo, kad Europoje, tai, žinai, ten toks visi europiečiai taip ganėtinai pikdžiugiškai, žinai, ir į tą žiūri, žinai, kad ten jeigu kas nors blogai, tai mažnai, čia nereikėjo išeiti iš Europos Sąjungos. Bet ta prasme, kaip pas pačius Britus yra tas toks tipo, kad, gal čia, nežinau, dabar nuomonė, kad pasikeitus ten ar kažkas. Ne, tai vis tiek tas division yra, žinai. Ta prasme, vieni prokaiti ten, žinai, už Brexitą ten. Kiti, žinai, ten dalis ir nežino, žinai, nu tai sakau, dabar tiesiog dėl tos imigracijos, žinai, ten šaršalas labai didelis, žinai. Nu, suprato, kad nepakeitė migracijos išėjimas iš Europos Sąjungos. Nu tai ta prasme, kad ten Brexitos promises, žinai, ten sulaužė, žinai, kad ten norėjo iki 10 tūkstančių, žinai, sumažinto ten, žinai, ten vos ne atvaro koks ten vos ne 500 000, žinai, per metus, tai ten. Tai Palis dar tos valtys. Padidėjo čia tas skaičius, ar jis toks ir buvo visą laiką? Aš nežinau, kiek buvo. Nu, tai dabar tipo išaugo, žinai, aš nežinau ten tiksliai, man atrodo, ten buvo kokią ten porą 100 000 ten per metus, žinai, dabar, ta prasme, ten dar daugiau padidėjo, žinai. Dar ten, žinai, ten. Aišku, right wing media, žinai, ten šneka apie ten tuos, tipo, tas pripučiamas valtis iš Prancūzijos, kai atvaro, žinai, ir kad ten, tipo, imigrantus apgyvendinti reikia, žinai, kažkur, kad viešbučiuose apgyvena, žinai, nu tai sakau, žinai, visi, žinai, savo normatyvo. Ok. Bet šiaip aš manau būtų bullshit, jeigu Brexito, nu, jeigu bandytų dar vieną referendumą daryti. Būtų tikrai... Ne, nedarys, aš abejoju. Čia abejoju, tikiuosi nedarys taip tam. Nesakau, pasijos, mano sraute tiek naujienų tų padaugėjo, kad iš karto aš taip pradėjau palakuoti, kas ten pasidarys, bet turbūt šiaip sutapo ir tiek. Man tik vienas dalykas buvo, čia knygas užsisakiau, tipo iš Amerikos, bet ir kitas distributorius UK buvo ir galvoju, tipo, zailys per UK atsiųsiu. Pyzė, kad viską apmuitino, eina nachui. Tai jau viskas, jau UK nebetinka irgi gal variant. Tai, sakau, dabar čia tas Nigel Farage'as vėl grįžta ten, tipo, ten su kita partija, žinai, tipo, nori konkuruoti su konservatoriais, nu, ten, tipo, iš jų balsus pasiimt, žinai. Krūta, aš tikiuosi, kad prisijungsite prie Rusijos gal bent jau. Tai žinai, ten ką suprasi ten, žinai, kas čia darosi. O, nu, aš kadangi, sakau, mano dabar toks main source of information yra Namegagas, bet ten žiauriai daug propagandos. Kažkaip ten dabar eina daug žinučių, kad čia, tipo, Britai jau čia sukilo prieš musulmonus, čia eina į visokius ten piketus ir taip toliau ir panašiai, kaip ten iš tiesų yra pas jus. Nu, buvo ten, ta prasme, ten tas toks porą maršų, ten tokių, žinai, už patriotų, žinai, maršų, žinai. Man atrodo, čia labiau tas buvo dėl to, kad ten, žinai, tipo patriotai slešas žydai, žinai, prieš tuos pro-palestinian maršus, žinai, nes jau ten tie pro-palestinian, žinai, labai jau ten kiekvieną ten savaitgalį, žinai. Nu, bet čia ne prieš musulmonus, prasme, pro-palestinian, tai čia biškai kita. Nu kaip, nu vis tiek. Nu, ten, žinai, į tuos, žinai, maršus, žinai, kur pro-palestinian, žinai, tai ten ir susirenka, žinai, ten dar suprasi, žinai, ir ten, tipo, atvaro ten dar, tipo, queers for Palestine ir paskui ten, paskui dar ir išvėja juos, žinai. Nu, tai ten, sakau, ten toks, tai, žinai, nu, ten bent jau, vėlgi,
tipo right media ten, žinai, vis kartoja tuos tokius video, kur ten šaukia ten tas pasaulinė intafada, žinai, ir panašiai, žinai, ir ten. Nu, žinai, ten. Kas yra intifada? Nu, kad ten, žinai, ten. Man atrodo, tas intifada, ten tas sukilimas, žinai, prieš, žinai. Ai, Arabų ten tas- šventasis jo. karas, kas tas. Jau džihadą paskelbė? Nu, tai va, kad ten toks. Intifada, man atrodo, kad čia yra, kai jau ten jie visi kartu susivienyje prieš bendrą blogį. Na, tai dar Net ne. ne džihadas. Ten, kad tos visos arabų šalis. jie- Nu, žodžiu, supratau. Vyksta. Jo, čia Nu, Vokietijoje ten irgi sakau. neramumai vyksta. Ten vieną policininką nužudė, ten dar Bairio. Bet, Čia kur palauk, Vokietija? aha. Nežinau, O. ten Mainvarto miestas, nežinau. Ko aš nelabai domiuosi iš tikrųjų. Kaip o, čia irgi religinis Nu, ten išpuolis, ar ne? kažkoks tai Afganistano pabėgėlis su peiliu ten į kaklą dūrė policininkui iš nugaros. Jo, čia buvo. Ten irgi Aš toks. tai kažkaip ten skaičiau, kad ten Vokietijoje ten kažkoks buvo, ten, žinai, Jo, tai šitas bylas ir buvo. Vokietijoj. musulmonų kažkoks ten eitynės, kur ten, žinai, vos nenuragino ten šariją ložinai, ten įvest ar dar kažką, žinai, ten. Mhm. Bet šitai tas sakau, aš šneka net nuolat. neš. Jo. Ar čia, ta prasme, blown out of a proportion, ar čia? Čia blown out of the proportion. Čia turėk omeny vis tiek, ką žiniasklaida teikia ir kokiais kiekiais bando pateikti. Tai, ta prasme yra, aišku, neramumų, bet ne tokiais kiekiais, kad ten bando paaišyti. Bet pala, pas jūs pagrindė tie turkai, ne? Jo, pagrindė turkai, bet Pro- visokių. Problema kiekis, ar kaip čia pavadinti. Nu, nežinau, dabar. Bujoja. Bujoja, nebujoja, čia dažnai vertinti sunku, ypač man emigrantų irgi. Bet esminis dalykas tai labiau turėjo susikūrę savo irgi atskirus, getus, nežinau kaip pavadinti. Vis tiek, turkai gyvena su turkais, ten kažkiek maišosi, bet pagrindė vis tiek, žinai, savo laikus. Irgi matau daug moterų vaikštančių su šitais burkomis, nežinau, ten tais kostiumais, žodžiu. Tai jų yra gatvėse Vokietijoje, tikrai. Kaip prasme, būna, žinai. Hijabai. Hidžabai ar kas ten yra tokie. Žodžiu. Nežinau. Nindzės kostiumais aš vadinu. Mhm. Ir, Visi, da. ir ta prasme šitų dalykų tai yra. Bet, sakau, nėra taip, žinai, masiškai ir ten kažkokiai problematiškai kaip pateikia. Aišku, nueini Turkų rajoną, tai vaibas visiškai kitoks yra, negu būtum, žinai, Berlyne, ne Turkų rajone. Tai tų skirtumų yra, bet ant kiek problematiška situacija, turbūt tik vietinė policija geriausiai žino. Nežinau. Šiaip labai... Nu, aš manau, kaip... Bando perspaust. Ta prasme, čia aš tiesiog noriu pabaigti greitai, kad vėl, jeigu šokant Rusijos, tai, nes aš mėgstu, tai čia tiesiog irgi labai žaidžiama yra su tom naujienom. Tai sunku vertinti. Jo, tai aš kažkaip irgi galvoju, nenori pasiskirsto, žinai, biški, tarkim, tos pusės kairė dešinė, leftistai su kažkokiais dešiniais fundamentalais ten. Ir gauna, žinai, vieni eina už Palestiną tarsi, kiti tarsi gina kažkokias ten nacionalinės vertybės, kiti, ir toks, žinai, kaip ir ne visai ta tema, bet vat kaip tu sakai, gaunasi Palestina ir musulmonai beveik kartu susiploka, nes į tą pusę jiem pakeliui, nors ne visai visi gal pritarė, bet gaunas toks, žinai, tu arba už arba prieš. Ir čia tarsi jų vertybės atakuoja, nors ten gal, žinai, kaip čia dviprasmiškai, bet taip gaunas tau reikia pasirinkti. Ar tu žydus, vakarų vertybės, nors ten irgi ne visai galbūt pakeliui. Ar ten Palestina, kur irgi, žinai, bet toks priverstas rinktis ir tie patys, kaip sakas Timas, kad
paskui LGBT atsiduria ten maršė kartu su Palestinos, ten Free Palestine ir panašiai, tai stranas biškiš. Bet man čia fainas tas momentas, vis duok Kristė, ant kiek dvi skirtingos stovyklos taiga rado bendrą kalbą ir turi bendras vertybės, ant kiek tai yra miela ir gražu. Jo, čia jau beveik absurdas, nes aš manau, ten, žinai, pas arabus, ten LGBT tai būtų ne piragai, žinai. tai toks gaudas maždaug už laisvės ir už ką jūs darot, neskriauskit ten vargšų, žinai, bet patys turi ten pas juos turbūt. Ne, bet matai, tu kaip pasakei, žinai, arba ta, aš iškart norėčiau atsakyti, tai galima bet ką ir per vidurį pasirinkti, ta prasme, aš galiu būti ir, žmogui teisę gyventi, bet ne tokia, žinai, sąlygom, kad, tipo, čia pizda viskas. Tai, prasme, aš suprantu, kad žmonės Palestinai žūvamsta, suprantu ir Izraelio poziciją, bet ir to pačiu, žinai, ar nėra Izraelio pozicija pernelyg perlaužta, ar ten, žinai, nes realiai, jeigu tu sakai, aš visiškai už Izraelį ir čia, tipo, viskas gerai, ką daro, tai tu ir Netanjahu palaikai. Taip. Ir tada jis jau toks labai kraštutinis gaunasi. Nes kol kas Izraelis tai Netanjahu poziciją pildo. Tai, žinai, galima kažką per vidurį. Tai, žinai, tai kaip pasakyti, jeigu tu šitoje vietoje, aš galvoju, yra sudėtinga būti vidurio arba nuošaly, nes tu tada gaunasi, jeigu tu neini protestuoti su tais pačiais palestiniečiais ten ir streikuoti, tu tarsi tyla palaikai tą patį, žinai, Izraelio politiką ir Netanjahu. O jeigu tu eini, tai tu jau toks, žinai, gaunasi irgi biški crazy, nes vakarietiškas vertybės iš dalies atakuoja visą musulmonų pasaulis, gali taip sakyti, žinai. Tu irgi liksi nesuprastas, nes, arba tas pats gaunas toks prieš tai pačiai LGBT, žinai, visai bendruomeniai, kuri staiga gina tą pasaulį, kuriame jos pačius ten nepripažįsta ir rengia. Tai, žinai, bet tu nori tos kažkokio pokyčio, nes tu supranti, kad, tarkim, galbūt būtent Izraelis jau eina per daug į kraštutinumus, tai, žinai, prasme, jau negalima taip eiti ir žmonių, civilių, žinai, pjauti. Tai irgi, žinai, toks tu, čia kaip visada su tais polarizuojančiais tokiais klausimais, kur ar tu už BLM-us ar ne, ar tu ten už Volką ar ne, nes tu turi pasirinkti, nes jeigu nepasirenki, tai tu čia, tipo, tą, kas mums netinka, nes visada būna, jeigu tu tik nepasirenki, tai tu vadinas prieš mus. Tak, žinai, nes, žmonės, kai yra suaštrėję, sujautrėję, tai tada nėra tu tokio, Šveicarijos nelieka. Čia tas pats galioja ir Ukrainai realiai. Nes, žinai, ir tu gali suprasti, kad, ta prasme, Ukrainos ir Rusijos, žinai, konfliktai tam visam ir karai, nes, čia stovėti per vidurį biškį taip sunku būtų suprast. Pavyzdžiui, mes esam labai aiškiai, žinai, Lietuva, tarkim, lietuviai, mes ir žinom kodėl ir aiškiai pasirenkam tą pusę. Tai kitiem galbūt sunkiau, tarkim, ne taip aišku, ten kokiam ispanui gal visiškai vienodai, jisai nori ramybės, jam ten negresia kažkokių, žinai, neramumų. Nuo pozicijos, nuo situacijos, kiekvienas žmogus visada, žinai, yra lengviau stovėti per vidurį, kai tavęs neliečia, kai ten tavo vaikus bombintų, tai, žinai, ir ten ką, tai tu kitaip galvotum. Arba jeigu ten taip pat būtų irgi ten, kad, nežinau, atbėgtų vis karts nuo karto, žinai, ten su peiliais papjaut tave, žinai, tai irgi galbūt žydo vietoj, kaip tu irgi, žinai, kitaip reaguotum. Tos ramybės nėra, tai. Na jo, bet iš to, kiek papasakai, matosi, kaip svarbu yra iš tikrųjų, kokius žodžius pareikia. Savo poziciją nupasakodamas ir ką sakai. Nes, pavyzdžiui, žinai, kaip pasakai, nesidomi, ten, ispanų pavyzdys, ne? Tipo, kad nelabai suprantu Ukrainos ateitį ir taip toliau. Bet galima ir kitaip tą patį dalyką pasakyti, nes realiai aš visiškai kitai nieko nepasakau, bet, žinai,
kadangi mane tai liečia, nu, tai man aktualu, nu, vat, ką ir tu sakai, bet ir tuo pačiu, kadangi aš tame gyvenu ir tą susijęs esu ir tą žinau procesą, kas ten vyksta, tai va, dėl to išsakau savo poziciją. Pavyzdžiui, dėl to man yra labai sunku vertinti Palestinos-Izraelio konfliktą, nes, nu, aš esu tas ispanas, nu, aš nelabai suprantu. Bet, tai va, esminis dalykas ir yra, žinai, neliečia ir nerūpi ir viskas, tai gali ir nerūpėti ir visa kita, bet tada tu žiūri kitaip, tada sakai, kadangi aš esu susijęs su tuo konfliktu, aš jį suprantu, ir va čia esminis žodis yra suprasti konfliktą. Tada jau mano nuomonė yra svarbi ir gal tada per ją reikia spręsti tą dalyką ir aiškintis, kas yra daroma. Man atrodo. Kažką man sutrūkčia į Giedrių, bet aš nežinau, kažką sakai. Ja, sutrūkčia į Giedrių. Jo, Giedrius pas mus prastam ryšį. Aš biški parinos, nes pas mane šiandien tragiškas ryšys, tai aš tikiuosi, aš jums labai netrukinėjau. Ne, tu normaliai. Ne, Giedrius man visiškai užlūžo. Okay. Ai va, juda, bet nešneka. Kas tu garsu? Nu žodžiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad reikia vartoti žodžius, nesakyti neliečia, bet ir tuo pačiu suprantu arba nesuprantu konfliktą. Nu, ta prasme, kad kiek jame turiu žinių. Nelabai aš manau, gal ne ten akcentas, bet gal, nežinau. O kur turėtų būti akcentas tavo nuomonė? Nu, man atrodo, tu ir pasakėjai tą. Aš nežinau, kiek mes norime tai, bet mes turim labai gerą diskusiją, nes mes turim du konfliktus, kurie yra labai polarizuojantis. Ir mes labai sėkmingai vienam konflikte esame labai aiškę poziciją turintis, kitam konflikte mūsų pozicija yra tokia, manęs tai neliečia. Tai labai gerai dabar yra vertinti per tą poziciją ir į ką tada tu dėtum akcentą. Jo, ir aš kažkaip, man atrodo, tu savo ir taip ir tą ir pasakėjai, žinai, kad būtent tą ir patvirtinai, žinai, kad mes turim tvirtą poziciją ir žinom iš patirties ir panašiai, kaip yra su Ukraina, nes mums čia artima. Tarsi mes kartais galvojam, kad žinom, tarkim, bet mes priėmė esam subjektyvią poziciją. Tiesiog mums yra palankiau. Labai objektyvi pozicija šio klausimu. Oi, žinai, ta prasme, ką reiškia? Yra visą laiką dvi pusės, kažkam vienas outcome'as naudingas, kitiem kitas. Tai, žinai, būdamas ten kitoj pusėje, būdamas rusų ar ten kokiu nors prorusišku, aš matyčiau kitur man privalumus. Ar tai moraliai teisinga ar ne, čia kitas klausimas. Bet ta prasme, ne, čia tas pats. Mums iš esmės irgi yra, žinai, čia, mums yra šalutinis moralės klausimas, mums yra pagrindinis išlikimo ir mūsų pačių ateities klausimas. Tai va dėl to, prasme, kad mums šikna dega ir aišku, čia, žinai, toks, pirmiausia, galbūt nuostabu, kad iš vis šiais laikais dar taip pat nachališkai galima tas eiti ir įsiveržti ir žudyti žmonės ir ten prievartauti ir, nežinau, viskas okei visam pasauliu ir visiems pokui ir visi ten, nežinau, nepaima, nepadaro taip, kad absoliučiai visos lėšas, visi santaupos, ten tų pačių mūsų visų šalių, žinai, aplinkinių eiti grinai į gynybą, į paramą Ukrainai. Nes dabar tai čia, žinai, čia yra juokas, nes kol kas, man atrodo, tiesiog tikimės, kad čia kažkaip praslys. Bet anyways, tai aš ką noriu pasakyti, kad mum ir yra, Juliakai, kur atrodytų, kur yra subjektyviai mes manom, kad mes žinom ir mum aišku, turit mūsų klausyti. Bet, visada yra dvi pusės, o kur mum vienodai tas pats Palestina ir nelabai įdomu, nes dėl to ir nesigilini. Tai tada tu labiau esi pasirinkęs tą pragmatišką poziciją ir mums tarsi norėtųsi, kad susitaikykit gal, o ten šiaip konfliktas yra žymiai sunkesnis negu tų pačių ukrainiečių rusų, žinai, nes ten čia yra žymiai gal toks aršesnis, sakykime, ir ilgai besitęsintis. Ukrainos čia toks, žinai, šviežias.
Kodėl kuris užsienietis buvo tau paslėptas. pasakytų, kad ne, jau nuo Tai, nuo ne, Gomoro nu laikų taip. visa šita chuйnia vyksta. Okay. Bet tai aš buvo, suprantu, ko sakykime, nesmė, ta prasme, whatever. aš irgi, čia kaip pasirinksi žodžius, bet tu mane supratai, kad tai buvo labiau toks paslėptas konfliktas, kuris buvo užglaistytas ir ukrainiečiai užguiti, vadų marinti ir visą laiką ten bandyti nutautinti ir panašiai, bet, ten Ne, aš arabų pastabą pasakiau, klešas yra žymiai jo, bet aš didesnis. pastabą pasakiau, žinok, tik dėl to, kad aš labai atsargiai vertinu va tokius dalykus, kai, sakoma, ten, žinai, kuris konfliktas konfliktiškesnis. Žinai, čia skausmo didesnio ar mažesnio nebūna, ta prasme, ir vieni ir kiti turi problemą. Tai čia, žinai, kuris sudėtingesnis ar kuris ten kompleksiškesnis ar ten dar baisesnis ar esnis kažkoks, tai tu to nepalieki. Čia irgi nesmė, žinai, aš tik Ne, tai yra sakau, būtent kad nesmė, bet, žinai, kartais tai būna nuvertina konfliktą, nes tiesiog, konfliktas paprastas, čia chuйnia, žinai, tai gerai, bet žmonės tai žūsta ir miršta, tai ką mes lyginam, žinai. Na, true, čia, žinai, Tai iš esmės aš ką tuo norėjau pasakyti, kad, tarkim, ten yra didesnis klešas vien tik tai, kad tai yra sunkiau išsprendžiamas, tęsiasi tiesiog aktyvus karas ten 100 metų vos ne. Ir pjautynės aktyvios grinai ir iš principo fundamentalios, ta prasme, tai yra kitų pasaulių sandūra, kur atvarė vieni apsigyveno ir trūčina vietinius, nežinau, neandertaliečius. Tai. Aš jau vieną rytą pabudęs supratau, kaip išspręsti tą problemą Palestinos ir Izraelio. Easy. Labai paprastai ir greitai. Reikia susirinkti Izraeliui monatkės, išvaryti visiškai iš Izraelio ir atiduoti jam karaliaučių reikia visą kraštą, tegul jie ten valstybę daro. Na tai, daryti, tai. Nepažįsti tų žydų, jam ten... Va, dėl to aš tai ir pasiūliau. Man iš tikrųjų įdomu, kaip lietuviai tai reaguoja ir kas pas juos prasideda. Oi, o aš turiu omeny, kad ne taip, man tai vienodai, ne dėl to, kad čia kaimynas būtų blogas ar ką. Man dėl to, kad tiesiog čia tas pats, kas dabar pasakytum, nežinau, lietuviam rinktis monatkės ir varyti kokį nors Kudo stylę, nežinau, kokį ten tą patį, nežinau, ten Afrikos kokį nors. Taip, Madagaskarą. Užkampį. Iš karto varyčiau, pat pirmas. Tu? Aha. Kodėl? Gizaibės. What? Eini, statai, ten jokios Rusijos šalia nėra. Tik statyk. Ai, brati Juliau, nepis protam. Ne, tavrasme, tai aš sakau, ten jie įsikabinę tos savo, pas juos vienintelis, pas izraeliečius. Vienintelis yra, kaip čia, teisinė pretenzija pagrįsta vieninteliu dalyku, tai yra istorija, kad ten kažkada gyveno žydai. Ir jeigu jie paleistų tą, jie absoliučiai neturėtų jokio pagrindo kitoj pasaulio vietoje kurti savo valstybės, netgi jeigu ten visi sutiktų. Dažniausiai taip nebūna, kad visi sutinka, nes kažkoks vietinis vėl pareikštų, kad čia jo šventą vietą reikia plaukti. Bet jūs kas nors labiau apsišvietę, gal galit mane pataisyti, nes aš šiaip gandus girdėjau, kad jie ir ten Afrikai kažkur tai svarstė vietą. Prasme, kad ten tie zionistai, kai jie steigė žydų valstybę, jie ieškojo daug kur. Jo, aš girdėjau, kad buvo Afrikoje, žinai. Aš irgi girdėjau, kad čia tiesiog birštų pabalstė po pasaulį ir tiesiog palestiniečiai pardavė žemėje. Jo, aš skaičiau tą istoriją biškį. Tai... Ne, man įdomu, kiek gal aš ir pasakoju. Gal ir tu pasakai, būtent, nes aš nežinau. Gal ir aš pasakoju. Tai buvo ir kažkuria ten dabar Afrikos irgi vietoje buvo, bet ten buvo nuspręsta, kad bus sudėtinga su vietiniais ir kitas dalykas, kad jie neturi pagrindo. Tai, ta prasme, per daug sudėtinga įleisti šaknis. Čia jie turi pagrindą, nors ir irgi daug yra arabų, bet turi, žinai, tokį pretenziją. Tai plus patogu, plus, nors ten, aišku, šiaip taip nieko nebuvo, visiškai dykynė, pasistatė viską. Ten irgi, žinai, toksai, gali kai kur... Bet jau ten anksčiau žydai ir gyveno jau, ta prasme, ir dalis ten jau buvo vis tiek jau, tai žinai jau, kai jau yra kažkoks jau, žinai jau.
pagrindas, žinai, tai vis tiek yra lengviau negu kad, žinai, atvarai ir nieko ten nėra, žinai. Taip, aš žinau, tai. Gerai, gal keičiam temą, nes vėl nuėjome į tokias žydų ir ten kitas konspiracinės, kurias nelabai žinom. Taip, aš irgi kažkaip galvoju, kad čia... Davai, Gidrenį, ką tu norėjai aptarti? Kas nors žiūrėjote sodybas, kur aš išsiunčiau? Aš žiūrėjau, pažiūrėjau. Awesome. Aš ten norėjau paklausti, kas ten buvo dėl ten tos pirmos sodybos, kur ten šeimininkui dėmesio reikia skirti, aš nesupratau ten. Nu, mes ten kasmet važiuojam praktiškai, tai, nu, ta prasme, mes gerai žinom tą vietą, ten sutarėm su tai šeimininkais, tai aš visada su jais nueinu pagerti, ten, mes ten į pirtelę kokią nueinam, dar kažką, nu, jie tokie draugiški, žinai, patys eina į tą kontaktą, tai aš taip sakant, tiesiog sakau, man laiko gaila. Aš tai su jumis noriu pabūti. Giedriau, tu man rodos esi per geras, tu tiesiog negali, kaip čia, nepasakai net. Aš manau, jie puikiai supras, jeigu mes atvažiuosim ir tiesiog pasakysim, bet tu prasme, okei, jeigu čia visiems okei, tai viskas okei, bet esmė tame, kad ten irgi nėra taip, kad mes ten vieni būsim. Ten yra teritorija su trim tokiais vat nuomojamais namais. Tu geriau sakyk, kodėl tu nenorėtum. Ne, tai aš jau pasakiau. Tai dėl to, kad eisi gert su juo, ta prasme, tu neik tiesiog. Nu tai neisiu, tai aš tiesiog norėčiau išvengti tos moralinės dilemos, tai aš dėl to išsakiau, tai, nu, tai aš žinau, kad aš neisiu, ta prasme, aš tiesiog norėčiau, nu... Ok, tai tu nenori moralinės dilemos tenai, kad būtų toks biškai... Taip, nu ir vėlgi aš sakau, aš nežinau, aš norėčiau, žinai, kad būtų gal tokia labiau nuošalesnė vieta, nes ten vis tiek, ten yra iš viso 3 namai, jeigu mes turėsim vieną, tai kituose 2, nu, labai didelė tikimybė, kad kažkas gyvens. Tai ten, žinai, mes nepabaliavosim, neparėkusim. Nu, galėsim rėkot, bet bus žmonių aplinkui, kurie tą girdės ir arba mes girdėsim, kai jie rėkauja. Tai, nu, jeigu ten rėksniai kokie bus, tai tipo, nu... Dėl kitų sodybų aš irgi neįsivaizduoju, kiek jos sakliūdyt, kiek mes ten būsime vieni vidury miško, tai, žinai, čia... Nu, tai... Belia kokias, tai... Nu, žinai, visada galima kokį Google Maps įsijungti ir pabandyti pažiūrėti. Tada galime Viloną nuvaryti. Kas čia tokio? Čia prie Vilniaus. Vilona viešbutis prie Vilniaus? Vilonas, negi nežinai Viloną. Lemba, pagrindinis mega viešbutis išvažiuojant iš Vilniaus. Kažkada buvo Poš. Čia tas link Druskininkų kur? Ne. Ukmergės plentų. Ne, Ukmergės plentų. Ukmergės plentų. Panevėžio plentų, atsiprašau. Va. Panašiau. Panevėžio pusė. Nu, jau googlinam. Aš tai turiu irgi pažiūrėjau tas sodybas, nu, man vienintelė, kas tenai jaučiu tiktų iš visų, tas Giedrių kokie kliukai. Ten šiaip viduj, tai ten tikrai tie namukai tokie fainiai, jaukus, viduj ten viskas labai fainiai. Nu, nes šiaip žinai, ten jeigu aš pamatau kažkur, kai kur ten tas tokias lemba sovietinės plyteles ant žemės, taip lemba biški, taip kažkaip... Aš sakyčiau, kad... Tas kaimo sodybos vaibelis, žinai, kur jau ten tipo jau toks jau, nu... Ir aš supratau, kad, žinai, kažkaip man išmetė bookingė ten tipo tokia, nu, faina sodyba, bet dvigubo kaina. Belio kokia. Ir aš taip galvoju, nu, okei, tada gal, nu, ta prasme, gal tokios kainos, gal ta prasme. Jau normali sodyba, kur faina pačilinti, realiai sustatytos sofutės ir tipo ratur. Nežinau, nieko irgi special, bet biški jau fainiau. Tai, žinai, tai ten 900 už 2 naktis, galvoju, blėt, žinai. Jo, kainos mokit kosminės. Taip, žinai, galvoju, nu, reikia gal paieškoti, bet nes, nu, tikrai, nu, ta prasme, aš suprantu, Juliakai, tu irgi peržiūrėjai, bet gal, nu, kliukai man faina tie, nežinau, ar kliukai jie ten vadinasi. Kliukai, jo.
Nes žinau, esu buvęs, man viskas kaip ir okei. Aš suprantu, maždaug įsivaizduoju, kad ten mes vieni nebūtumėm, bet, mes irgi nesam labai jau ten tokie. Vieną vakarą gal parėkautumėm, kitą ramiai pabūsim. Tai žinai, ten 2 dienas gal nelabai čia man net neatrodė ten, bent jau kai mes buvo ramiakas irgi pas Giedriuką svečiuose. Tai šeimininkas viskas ten zašybiai, žinai, mes irgi ten per daug nieko neprigadinsim, tai nežinau. Tai variantas man pusė velnio, gal aš tai galvoju, žinai, irgi. Apdruk, užsimanysim kokią ten nuvaryt liuko į kabakėlį, tai ten sunkiau biškiau, ten taip nušaliai pasėdėsim. Ramiai, išsivežę. Mes jo. Molėtai netoli, bet važiuoti reikės mašiną. O molėtuose yra kabakėlių? Aišku, yra. Nebus ten Maximus pizzerija vienintelis kabakėlis. Hesbus gerai yra kabakas. Gal ir užteks. Tai ten, žinai, ne, aš čia kaip pavyzdį sakau, žinai, ten ar kažką tai biškin toliau, bet nuo kažkokio miestelio. Ne, siūlau, žinokite, pasižiūrėkit dar irgi šią savaitę, pavyzdžiui, kada laiko turėsit savaitgalį, pavyzdžiui, kad ilgai netem. Irgi dėl vietų kas nors. Jo. Kad ir suprastume situaciją. Nes šiaip aš sakau, kažkas, kas geriau atrodo, kaina iš karto, kaip ir tu, Kristai, matai. Tai norint pigiau susirasti, dar viena bėda. Aš nenoriu pigiau. Ne, tai vat pabandyk visi, aš irgi peržiūrėsiu šią savaitę nes išvažiuoju pirmadienį šeimyną, tai biškai pas mane bizekas, bet po to kažkaip savaitgalį pabandysiu pasėdėti vakarą ir pažiūrėsiu dar irgi. Bet pažiūrime ir ne 5 žmonėm, nes, blemba, aš jeigu ką, kur nors galiu pasirašyti, žinai, nugriūti ant sofos ar ten ar kur. Bet jeigu mūsų 5 bus, nes aš tikrai kažkaip labai nedaug vilčių tai dedu, o su sodybom surasti 5 ir 4 yra žiaurus skirtumas variantų. Bet reikia omeny 4, tai vat ir bus tas atvejis. Pavyzdžiui, 2 dvigulės lovos ir panašus bairiai. Bet bus žymiai pigiau. Man yra geriau Afrikėna chill zona ir 2 gulės lovos, man visiškai vienodai, nes jūs ne mergos ir aš jūs pažįstu ir aš ten, man vienodai. Nėra diskomforto. Aš ten, man asmeniškai, tai man žymiai geriau yra, jeigu yra chill zona faina ir vieta faina ir žinai, dėl to ir sakau, čia pasiderinkim tos prioritetus, nes labai sudėtinga, aš pats žinau, kai ieškojau čia prieš kelis metus, tai žinai, netgi ir su ta Nida ten surasti, kad 4 atsidurtų, tai yra crazy shit. Jeigu ką čia ieškoti yra daug lengviau, nes Nidos trūkumas jinai maža. Tai žinai, ten kas yra, o šį čia mes turim, aš pavyzdžiui tiesiog šoviau į šiaurę nuo Vilniaus, tai Molėtai, Anykščiai, visas kitas. Ta prasme, galima žiūrėti, šnekėjom apie Druskininkų kryptį, tai žinai. Kas kur nori, tiesiog žiūrėkit. Bet tai mums svarbiausia išsigryninti dalykus ir dabar kažkas aiškiau. Tai Giedrius nori, kad būtų labiau toks namas vienas atskirai nuo visko. Tai šitas... Bet žinai, gal mes dabar tiesiog apsitarkim ir, žinai, sutarsim variantą. Jo. Kas mums visiems atrodo geriausia ir tada į tą ir žiūrėsim. Čia, žinai, kad aš ten kažko noriu, tai čia nereiškia, kad mes visi norim, žinai. Aš Giedriuką kažkaip irgi iš dalies suprantu, galbūt jeigu aš varyčiau ten visą laiką tylint, tai gal norėčiau kažką iš kitko pabandyti mums susirasti, tiesiog dėl įvairovės. Aš tai žinau, Giedrius mūsų gėdėjasi tiesiog ir viskas. Pakelsim kainą, to jų po mūsų apsivarė. Tai pergyvena šikna dega, kad nesugriausim namą. Ir tai gali atsitikti, žinant mūsų patirtį. Ne, tokio nebuvo dalykų ir niekada tai neatsitinka, nereikia čia. Tai va, tai jo, sakau, aš tiesiog sudėjau, kad pasižiūrėt, kad suprast, ką norim, tai aiškiau. Visada galim trakus pakartot. Tik jo stalą sutaisė jie. Pažiūrėti, atvažiuosim, o patikrinsim. Sudaužysim vėl. Jo, bet... Tradicija. Aš norėčiau, iš mano reikalavimų, tai kažką naujo, kitoj vietoj tikrai. Jo, aišku.
Bet jo, nu aš sutinku irgi su Gidreniu dėl sodybų ir visų kitų dalykų. Tik šitos dalykus sunku sužiūrėti, nes šiaip tiesiog eini per točkas, kažkas atrodo geriau, bet tada kažkas negerai, o po to dar žiūrėti žemėlapyje, kas ten to namų. O koks biudžetas, kaip jūs galvojat? Nu va, aš manau, pagrindinis dalykas tai biudžetą aptarkim, tada bus lengviau ieškoti. Nu, Čia šiaip tema mums pagrindinė turėtų būti, čia nepagalvoju. Nusijėjom pagaliau. aš, pavyzdžiui, už nakvynę tikrai 100 eurų galiu duoti laisvai. Ta prasme, jeigu mes po 100 eurų metamės 2 naktim turėkit omeny, tai čia... Ne visi čia užsieniuose dirba, žinot. Nu, taip. Kliukuose tūsinasi. Sakau, kiek galiu, tai nebūtina visiems. Juokauja. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad, nežinau, man Gidrenį lygiai tas pats buvo, aš dėl to ir parašiau koks biudžetas, nes, žinai, aš kainas vienokią žiūriu, kas kiek norės, dėl to aš grįžčiau klausiau, kiek praeitais metais daug maž kainavo. Nu jo, aš kiek prisimenu. Tai mes labai pigiai tada. Ten pigiai, jo. Ten piguva buvo paskrysti, aš atsimenu, jo, dėl to mes... Nu, buvo normaliai, nes aš ten per blatą jau biškį, bet kainos man pasakė, 200 gal buvo, aš neprisimenu už naktį. Bet aš ten, mes, kadangi mūsų daug, žinai, tai pusę atsibašliavom taip ir paskui aš gal dar irgi nuo savęs, bet nes aš ilgiau buvau tada. Ar 200 ar 100 PM už tą naktį. Bet kaip bebūtų, nu, nidai tai visai dabar suprantu visai. Jo, dabar palyginus. Šnekant apie blatus, tai jeigu kažkas kažkokius žinote vietas, ar kažkas kažkur pažįstamų nuomoja sodybas, tai irgi. Dabar mes nesam balvonai, mes tikrai nieko nepridirbsim, tai dėl to tai tikrai nesipaaiškina. Nu, ne, tai... Nu, mano blatų tai daug jau nelabai aš ką turiu. Kol kas gal kažkas išlys reikia pasiskelbti gal Facebook'e. Ar pasiskelbti kažką, bet aš tiesiog labai sakau dar iš tos pusės, kad, nu, ir ne vien blatas. Nu, aš mielai apsistočiau ir paremčiau žmonės, kuriuos pažįstu ir ten turi krūtą sodybą. Why not? Nes pas mus, nu, nėra tokių, žinai, labai griežtų reikalavimų. Mums tiesiog pintų 4 žmonės ir būtų sodyba. Ir būtų sofas. Mano requirementas sofas, aišku. Man tai čilo vieta ir, nu, ta prasme, nežinau, net ne tas pokylių mišrainių stalas. Toks, žinai, visiškai. Jo, aš norėjau sakyti, jeigu pamatom tokio stalo fotkę, tai iš karto galima mest lauką. Tai, bet tada vėl Mano grįžtam. variantų numeris 2, nu negražu. Ne, Juliakai, taip, mes dabar tave graužim. Už blogą skonį. Ne, ten buvo Bet, ką nepabėgti noriu, tai irgi apie biudžetus. Nu, aš taip mintyse galvojau, man maks yra 100 eurų už naktį iš manęs. Tai... Už naktį? Nu, tai. 200 net gali išmesti, aišku. Nu, vieną kartą per metus susitinkam, aš galėčiau atsisveikinti su... Tiesiog, tai kiek, nu, tai pasiderinti su minimumu, maksimumu, kokie mūsų ten. Gerai, nu aš rėžius irgi galiu duoti nuo 100. Nu, nes aš suprantu, žinai, ten, jeigu bus ten... Tai gerai, 400, tai čia, matai, jeigu mes norim sodybos, tai nieks turbūt, nu, minimaliai čia už 400 kažką gali rasti. Aš pamenu, ir Trakai buvo 300, tada senai, ten 330 ar kiek, žinai, tai tos kainos, jeigu kažkokia... Nu jo, aš irgi pritariu turbūt tam. Privati vieta, ar ten tą patį, kai varėm į Brighton Beach'ą, man atrodo, vis tiek ten, nu, žinai, apartamentai, bet vis tiek jau gaunas tos sumos jau panašiai link ten, žinai, PM nuo žmogaus už apartamentus. Tai jeigu tu nori sodybos, tai primės, kad, žinai, nuošaliau, tai jinai kainuos dvigubai, nes, nu, plotas viskas jiem, žinai, žmonėm irgi neapsimoka kažkokio dylo, nes tada labai skiriasi, nes ką mes gausim, žinai, apartamentais irgi kaip ir okei gali būti, bet tada jau nežinau, kažkas turi būti fancy bariukas ar kažkas, o, žinai, kaip kaimo miestelės tas tu, jeigu mes ne Vilniuje ar kažkur kitur, nes Vilniuje irgi kainos turbūt geras, tai, nu, toks gauna, žinai. Tada gauni arba tik kambarius vos ne viešbutį ir ten kažkur turi būti čiliakas, ne privatu, arba tada sodyba, bet, nu,
Aš vis tiek manau, mums reikėtų skaičiuoti labiau ant 4 vien dėl to, kad ir nusimato pastaurių visokių eventų ir šiaip dar iš jo žinių negirdėjau, tai žinai. Giedrenį gal kažkom informuotas? Ne, nieko dar. Okay. Nu tai tada jo, žiūrim geriau ant 4, nes ant 4, žinokit, daug paprasčiau iš tikrųjų. Ta prasme, matos, ta riba yra tarp 4 ir 5, kur jau lūžta į kitą kategoriją visą. O tai ką mes, atsiprašau, aš gal priklausiau dėl pinigų, tai nuo 4 iki 800 žiūrim? Jo. Sioma, čia prūvina, viskas jam ok? Jo. Gerai gyvenam, ne? Tai aišku gerai gyvenam. Nu, taigi šitągi, jeigu ne ok, taigi galim ir... Ne, tai aš džiaugiuosi. Aš tiesiog Tiek, gerai gyvenam. žinai, žiūrėsim turbūt mažiau, kaip visada bandysim kur geresnį dylą žiūrėti, bet jeigu taip jau maks, tai... Ne, nu tai 800 čia jau labai riba yra, aš nenorėčiau jos pasiekti, bet žinokit, iki 600 tikrai galima rasti. Pasiemam paskolą ant 4 namų kur nors ir... O, šitas būtų geras. Toks tipo paskolą, kad susitikti, žinai, ir tada visi smokam per metus iki kitų metų. Nes tada bus, žinai, noras važiuoti, nes babkės mokat. Arba galim pagerti, susirinkti, nežinau, pas Juliaką sodyboj. Ir 800 pagerti. Bet už 800 išsinuomat kokį nors biotualetą. Bentley vienam vakarui po senamiestį pasidrasti. Šitą kristi kitais metais, gerai. Plemba. Kada nors reikia tai. Kaip matėm visus važinėjant. Smocų reikia man teisės išlaikyti ir tada smocais dar, nesusimušiu. Tiesa, ten dėl mašinos, tai aš paderinsiu kažką ten, bet kuriuo atveju. Tai turim čia šeimoje tų mašinų, taip sakant. Ne, pagalvojau blogiausią atveju, aš irgi galėsiu susiorganizuoti iš tėvų, tik man labai derinti reikės, kad, žinai, jie nebūtų išvažiavę, bet... Tai ne problema čia. Aš ir manau, kad pas mane gal irgi turbūt galima iš bėdos turbūt pasiskolinti iš tėvų, kol bus mašinytė. Tai jeigu ką, bet aš vis tiek manau šoferis yra pas mus Giedrius didžiausias automobilių fanas ir į tave dedam viltis, Giedriukai. Jo, nu tai sakau, čia nebėda. Atrasiu tų mašinų čia žiūrėjau. Tai gerai, tai dėl namukų tada pažiūrim dar. Ir aš tikiuosi, kad per savaitgalį ir kitą savaitę būtų, žinokit, gerai kažką jau turėti ir nuspręsti. Nebūtinai pirmadienį, bet per tą savaitę. Nes šiaip nėra prasmės tempti, žinokit. Gerai, kad ir Kristus pajudino, bet iš to pačiu. Vietų dar tikrai galima rasti, jeigu ką, bet jau vasara prasidėjo. Vasara. Normaliai. Kas kokių planų vasarai turi? Dar kažką tai. Kristi, tu ten Liepos gale tik tai atvarysi, ne? Sandra dabar sakė išlydė? Per vidurį Liepos turiu. Liepos per vidurį, ne? Ok. Tai tavo planai... Ant gimtadienio tada jo daug visokių planų yra. Noriu ir pajūrį palėkti, gal su dviračiais, su traukiniu nuvarysim. Tai pabūsim, palauk, mes turim jau užsibukinę Pervalkoj berods. Ar Preiloj. Nu, žodžiu, ten netoli kažkur, gal ne Nidoje, bet kambariuką gerą dylą žiauriai radom kažkaip ten papigiai, tai pasiėmėm ir planuosim kaip čia su transportu, bet irgi darysim kažkokį, turbūt kol kas pirminis planas viešuoju kažkokiu traukiniu ar dar ką pasidaryti savo fun ir gal dviračius pasimsim. Šiaip sautais visai gerai važinėti Nidą iš tikrųjų. Ten viskai. Jo, mes galvojam gal priekį. Preilas užsuka, ar ne? Užsuka jam pakeliu neįmanoma, neprastuk, man atrodo. Vienas kelias, bet planuojam į priekį gal traukiniu grįšim, turbūt, kad jau parelaksuot su autobusu tiesiai namo į Vilnių. Kažką tokio. Žinai, kaip orai, kaip dar. Planas toks. Tai
Kažkaip Nidos nelabai noriu, gal mūsų chebrai nes toli. Plus jau turbūt per vėlų gal ir užbukinta mano vieta, bet to jau buvom, tai ten kažką kitką tikrai bus nepigiau surasti. Ir dabar jau sudėtinga, nes jau arti data. Tai, nežinau, į pajūrį kažkaip galvoju, biškį, gal šiemet arčiau ir ramiau. Va, gal toks mano vizija, aš dar irgi prieš porą Arba metų kemping pačekinau. belieka su palapinėm varyt, žinai. Pala, kur mes ten buvom pirmąjį tūsą ėję, tai va, ten pat. Arba jau Aukštadvarį galų gale, ten irgi žinom krantą. Pakarėtuoniai buvom. Ai, va, Pakarėtuoniai buvo, pavyzdžiui, jo. Ne, nežinau, A, ta ten buvo prasme, neblogas. į Nidą buvom praeitais metais, buvo smagu, bet aš tiesiog linkstu link to, žinai, kad neužsikabint ant vienos vietos kažkokios, tai ir vis pabandyti kažkur tai kitur, tai dėl to šiemet gal labiau į tą žiūriu. Tai jo, aš už. Man faina Lietuvoje šiaip nostalgija tokiai sodybai prie ežero. Bet lamba irgi, mes ten vienoje vietoje esam buvę nelabai toli nuo Vilniaus, bet ten namukai yra, šiaip reikės pačekinti. Aš užklausiu Sandros, nes ten per jos draugės šeimą prisijungiam, tai toks buvo nameliai, bet nelabai irgi, žinai, kaip liukai, tik tai daugiau tų namelių, man atrodo, ten. Tokie, bet faina vieta, man patiko, ramiakas ir visai nieko namukai. Tik ten tokie šeimyniniai, žinai, irgi bus ten kokia dvigulė lova ir kokia antram aukšte gal ten dar. Bet, kaip variantas visai irgi, aš dabar prisiminiau, gal užklausiu. Tai va, Parodys, jeigu ką man, tai kaip ir praeitais metais mėgmaišį paimsiu, tai svarbiausia, ant tos pačios sofos, jeigu kokia bus nusidrėpti ir viskas, tai, žinai, nebus bėda. Aš irgi reikalavimą neturiu. Arba, žinai, galima ten, sakau, kainą pažiūrėti, bet iš bėdos 2 namukus galiu pasimti, sėdėsim vienoj terasoj dar kažką. Jeigu ten netelpam. Bus matyti, jo. Dabar prisiminiau, galima bus pažiūrėti, nes man patiko, kad ten kažkur, man rodos, kažkur Aukštaitijoje, ne per toliausiai mes ten buvom, tai faina tas, kad ten buvo ežeras didelis, paplaukėm su valtelio. O šitas skamba gerai, aš tai įsivaizduoju, vidury ežero pizdėlinti ir alutį atidarius. Aš uodus įsivaizduoju iš karto. Tai tas ir yra, kad vidury ežero uodų mažiau biškį, tai dėl to... Jo, bet vis tiek reiks grįžti krantą. O, taip, bet uodų neišvengti. Šašlyką kelt. Gedrenį, tas bus ir, žinok, rugpjūčio vidury, uodų tiek nebus, tai jų mažėja ant rugpjūčio. Nu gerai. Visi uodai bus va dabar, gegužė, birželis, liepa. Aš tai tokią rezguminti kažkada vis tiek padaryti irgi mytą kur nors plemba kokioj Portugalijai. Jo, aš irgi norėčiau. Kur nebūtų labai bizeko, nes ten, aš matai nebuvęs ir man atrodo ta Portugalija biškai tokia, Gerai. jo, ir jinai turėtų būti žiauriai gerai tuo, kad ramu, nelabai dar brangu, man atrodo, galima rasti variantų ir tikrai vis tiek gaunas, žinai, kaip čia, pakeisti aplinką, gražų. Jo, šiaip ta prasme ten, žinai, toliau nuo tų turistinių vietų, žinai, ten tikrai galim rasti ten tokių gerų dylų, žinai. Mes tai praeitą vasarą buvom, žinai, tai ten smagiai, žinai. Jo, kažkaip man jeigu ten, žinai, ten, kur nuvarai, žinai, mes pala faro ten nuskridam, žinai, tai ten įgrinai tam faro mieste, tarkim, žinai, viskas brangiau, bet ten, žinai, kai tu mašiną išsinuomoji, tau gali kokią ten valandą biškelį toliau nuvaryti, žinai, ir tarkim, pusvalandį, žinai, vakare, žinai. Ir ta prasme ten šiaip zaibys viskas, žinai, jeigu
nėra jūros šalia, tai bus baseinas, žinai, tai dar kas nors, žinai. Tai va. Nu tai jeigu ką, nu mes dar nesam taip jau į akmenį įtašę savo Jo, Lietuvos, tai galima pabandyti, bet nu čia irgi turbūt finansiškai nebus Aš tai ta prasme irgi būčiau už tai, žinai, gal kitais metais galim kažką panašiai pabandyti. Tai šitą palikit dar susiplanuosim, kai susitiksim ir tada galėsim, bet jo. Ta prasme, aš irgi manau, galima daryti. Čia bus mūsų tradicija karts nuo karto ir ne Lietuvoje daryti, kaip ir Brighton'e praeitą kartą. Nes ten visiems vis tiek, nu, aišku, dabar į Lakiją tu jau turbūt atskrisi, kaip sakei, Lietuvoje būsi, tai šiemet gal jau biškai sudėtinga. Nu, galima, aišku, bet nežinau, ką jūs galvojat, šiemet turbūt gal jau kipinam kažką kitur ieškoti. Ne, šiemet geriau Lietuvoje, žinok, jau daryti, nes pas mane bent jau aplinkui visi bilietai suplanuoti. Nu, aš sakyčiau, kad šiemet Lietuvoje jo, nes vis tiek turim galimybę, kad Tauris gal pasijungs, jeigu kažkur skrisim, tai tada tikrai tos galimybės nebetenka. Tai Na jo. Ok. minimaliai ją išlaikysim dabar vis tiek, manau. Ok. Tai gerai, nusprendėm, tai žodžiu, paieškosim tada Lietuvoje, tu Kristi pasiklauskai, ką. Ja, aš pažiūrėsiu, ką tenai žiūrėjau. Bet šiaip jo, ir paieškom. O dėl ko Kristi tu pasiklausai? Aš kokioje vietoje ir pažiūrėsiu puslapį. Numesiu jums linką, jeigu rasiu. Okay. Dėl, kur sakiau, namukai kaip kliukai, bet ne kliukai. Kažkur, žodžiu, nebuvo labai toli nuo Vilniaus. Nelabai prisimenu krypties, nes tai buvo prieš 5-6 metus, bet visai nieks. O Zarasai toli? Aha, labai. Taip. Nu jau taip jau toliau. Į pačią šiaurę, į dešinę Lietuvos prie Latvijos, Baltarusijos kampą, įsivaizduoju. Toli. Bet niekad nebuvo būtų sepika. Mes tiesa buvom čia tokia, bet nu blemba, aš tai nežinau, aš ten norėčiau rengtis. Mes Latvijai buvom netoli sienos. Šiauriai ten buvo tokia, blemba, nelabai man ten. Gal mūsų hebros aš ten nematau, ten tokie buvo hobitų nameliai. Šiaip zaibys, vos ne nameliai ant vištos kojos medyje. Ir aplinka faina, prie ežero tokia visai, bet toli biški, žinai. Bet tam buvo, žinai, visai ir kainų prasme dar, toks alepoš į tą pusę. Gerai, Hebra, aš jau turiu varyti. Davai, Soma, smagu, kad buvai pasijungęs. Iki. Iki auks. Gerai, tai nusprendėm. Ta prasme, aš dėl Latvijos tai tikrai ne, nes vis tiek atrodo toli. Ta prasme, geriau, žinai, nesėst važiuoti kažkur tai. Ir lengviau, aš manau, ir Aurį gal bus suvilioti, jeigu sakysim, o čia visai netoli kažkokia vieta. Bet aplink Aurį, supratau, neplanuojam. Ne, aš tai, žinai, šitoj vietoj galvoju, reikia mums irgi bandyti kažkaip, pakalbinti, ar jisai galvoja iš viso, nes tiek dėl vietos tada lengviau ieškotis ir arba tada, aiškiau, nes jeigu mažai šansų jisai pasakys, gal, žinai, Pedriau, kaip manai, ar įmanoma pakalbinti? Tai aš nekėjau apie tai, tai jisai, taip ir sakė, sako, ten dėl išvažiavimo, tai sako, aš žinosiu tik tais tada, kai bus ten aišku, kokia ten situacija ir taip toliau. Bet sako, žinai, jeigu ten visi būsim Vilniuje ir čia, sako, kažkur sulėkti, tai tikrai, sako, manau, kad čia nebėda. Bent jau taip, žinai, tai jis, taip, sakyčiau, apie tą išvažiavimą kažkur, tai taip skeptiškiau sakė, bet taip, kad, susibėgti, tai, kaip ir norėtų, žinai, bet tai sako, jau čia kur nors, žinai, kieme. Ta prasme, kažkur. Nu jo, bet aš manau, tu jam gali pabandyti parduoti, kad, žinai, nevarysim kažkur toli, kad jo, tai vis tiek įsipareigojimas, bet tai nebus kažkokia mega kelionė kažkur tai. Tai jo. Tai taip. Tai, žinai, bet vėl vis tiek manau, kad,
žinai, vis tiek žiūrės pagal situaciją. Tai, žinai, jeigu mes būsim netoli, tai tikrai bus lengviau mums pasakyti, kad čia, žinai, čia tas pats, kas kiemė susitikti, tik tais reikės iki to kiemą pusę valandos važiuoti dar. Nu, tai, ar ten kažkas tokio, žinai. Nu, tipo. Tai... Aš tai kaip girdžiu, tai man toks vaizdas, jeigu mes kažkur Vilniui arba labai aplink Vilnių, tai tada yra šansas. Nu, tai jo, mes kažkur varom už Vilniaus. Tai... Ta prasme, aš manau, kad jo pozicija, nu, ta prasme, iš to, ką jisai sako, kad jis prisijungtų, bet, nu, greičiausiai be nakvynės. Tai, žinai, tai tada... Nu jo, tada sudėtingiau būtų. Tai tada kažkur varyti toli, tai tada, žinai, nu, tai ką tu ten nuvarysi, pravarysi, nu, tai jo. Tai, ne, tokia atveju iš vis nesustinkam geriau, nes gausis kažkas vairuot turės važiuoti, tai irgi bullshit. Tai sprendžiami čia dalykai. Ne tas, nepasėdėsni. Taksas visada yra. Gerai, tada situacija, sakau, pažiūrėkit tik tai situaciją ir jūs, kokiu yra galimybių, nes, sakau, gerai būtų pajudinti ir jau turėti konkretų, aišku, planą, kada mes darom ir kaip darom. Tai va, jeigu dėl Aurio, kiek aš suprantu, tai labiau, jeigu taksas veža, tai iki ten mes galim planuotis, o jeigu neveža, tai sudėtinga tada. Tai taksas iki bet kur veža. Nu, tai yra adekvatu. Įskaičiuojam į mūsų biudžetą bendrą, surandam. Nu, jeigu sodybą už 600, už 200 taksą Auriną. Nu, variantą. Nu. O sodyba Vilniaus Taranėje pas tėvelius. What? Man irgi pasiūlė, dabar pažiūrėjau sodybą kažkokią, bet ten pasiūlė stovyklavietę. Labai blogai, pas tėvelius čia kažkas. Pas tėvelius, tai vat kaip pas tėvelius gaunas. Jo, čia pradėjom visi žiūrėti turbūt. Jo, nu jo, blemba. Aš retai ieškau, jūs vis tiek man taip atrodo, bent jau Kristi, tu tai taip atrodo, kad ten vis palaik pažiūri, paieškai, o tai tipo, kur geriau ten, Airbnb kažkur ieškoti, tokios tipo normalesnės, šiuolaikiškesnės. Dabar Lietuvoje reikia pažiūrėti, kas tas saitas, ten sodybos būdavo, ten kažkoks specialus, nes yra Airbnb, yra bookingai, tokie defaultai. Booking.comas eina labiau į tokius... Nu, ne tai, kad viešbučiai, bet, nu, kažkokie tokie mažesni arba biški būdavo brangiau man suras kažką. Airbnb labiau kažkokių įdomesnių variantų, bet irgi, žinai, su sodybom būdavo dabar galvoju, buvo kažkoks saitas specialus dabar. Kaimo turizmas LT ar kažkas. Ir tenai būdavo tokios, kur jau, nu, labiau savaitgalinės. Tai... Ten yra tokių gal labiau variantų prieinamų. Airbnb bus, žinai, pagrindė vis tiek. Fainai, šiuolaikiškai, bet gal biškai ir brangiau, gal ir... Nu, reikia žiūrėti. Nes aš žinau, Juliakai, ir tave irgi suprantu, nes kai pradedi žiūrėti ir jeigu dar yra 5 žmonės, tai visiškai... sudėtinga, o kai yra ne šeima, 5 žmonės, kai šeima yra dar, bet kai yra atskiros lovos yra gaunas visai. Tiesiog visai kitos sodybos prasideda, kitas kontingentas. Jo, visai kitos sodybos, tada ir kainos kyla, arba tada eina į tokius kaip viešbutinius, kur kambariai ir panašiai. Nes, nu, natūraliai reikės suprasti, kad jau 5 atskirų lovų jau didelė sodyba, jinai tada gaunasi brangi. Nu, jau mūsų išlipa iš mūsų biudžeto kažkas fainiau, arba tada bus, nu, mišrainis. Eiktų va, Airbnb šovė už kartą toks Forest Bungalow, čia su terasėlėm, sofkytėm. Jo, bet tada tu pažiūri datas ir pamatai, kad viskas jau užbūkė. Ne, tai jis man čia sako, kad galiu rezervuoti. Žiūrėkit, to numesiu jums. Nu tai cool, tai viskas tas ir yra, kad pagrindinis dalykas reikia visiems įdėti laiko
ir pasimėtyti kažkur mums čia pasikurti, kur patogiai, nes mailai zaibys, bet aš kartais pramisinu. Mhm. Nu, ta prasme, iš tos spamus dar kažką nukeliauja ir tiesiog reikia. Dabar, žinai, gerai, aš pagooglinu įlekas ar dar ką, bet būtų faina kokį, nežinau, messengerį grupsą pasidaryti, kur sumetinėt tos linkus ir būtų toks laikinas. Tai tiesiog galima Laikinas šį klepas. padaryti laikiną messengerį. Aišku, mes, žinokit, tiek mažai rašom, kad mes galim paspaminti savo O jo. bernų čatą ir viskas. Žinok, aš nemanau. Tai jo, galim ir taip padaryti, bet tu sakai, kad ten kažkaip nenusimeta ar kažkaip. Ne, tai mano tiesiog laiškas, tu matai, kiek ten teksto buvo, jis neleidžia tokį išmesti A. didelį ir daug linkų dėl to. Jeigu Tai po tavo vieną čia linką pasimetam, mėnesį, dzin. tai drąsiai. Tai aišku pasimetė. Taip, nes, nieks neduos. Jesus, kas čia daug būtas, gedrenė. Čia nebūtas, čia VIP Forest Bungalow. Eina šit. Amba vėl turbūt įmetė į mūsų video chatą, ne? Taip. Ai, video chatą įdėjo. Man tai gerai. Šiaip fainai, Tuoj kad numesim. pirtelė, bet what the fuck. Bliamo vaibas. O, yes. Nu gerai, yra sofa, man tinka. Mano hard requirementas. Sofa. Special offer. Dažiek special Tau offeris patinka. 5.14. Nu viskas, radom, varom. Awesome. Kirnelė Man tai Lietuvoje. atrodo kujenai. O, Sofytė, bet Ne, pešė. bet jūs matėt, kokia ten terasėlė yra. Jo, mačiau. Vakaraičiais. Jo, terasėlė, Ai, faina, šalia tokia molėtų biškį. dar. Ai, man atrodo, No. žinau šitą dalyką. Nors ne, gal čia kitas ežeras. Ok, ne tas. tai aš manau, kad čia tai šiaip cool atrodo žiauriai. Nu, 500. Toks bunkeris, šitas, koks Man ten, tai būtent ceso. kaip bunkeris. Milišė. atrodo, jo. Nu, Bet porą naktų Keista. praleist, why not? Subiausia. Terasėlė ta faina, kur kaip balkoniukas. tai va sakau. Blemba, Viskas, tokia- jamam, nes- gyvenime. nes- Ta laukia tai tokia man labai atvira, bet irgi pokui. Ten geras, ten pirtis per miegamą į ją nueiti, man taip atrodo. Bet aš nesuprantu, kiek čia tų mėgamų vietų. Ai, Viena čia- tik tai, atrodo. Ne, va dabar atrodo. Jo, viena tokia, kur... Ne, jo. Čia Ai, matau, dvi gulės lovos yra. dvi gulės yra. Ir tada Nu, yra ir sofa sofa, kažkokia. jeigu ką. Ir matau tos čilinimo kėdės, tai jas irgi bus galima atsinešti. Ir ta Mhm. terasėlė visai faina. O, kėdės zaibys. Gerai, viskas, jam rado vietą. Nu. Aš išsidirbinėjau. O kurio čia vietoje? Prie molėtų visai šalia žiūriu dar. Tai ir Hesburgerį galėsiu nuvaryti kitą rytą. Netoli. Tai palauk, nu tai pažiūrim. Ne. Aš taip atrodo nieko, jeigu ten visas tas... O kokią kainą čia gauna? 5.14 dvi dienos. Tai normaliai dar visai. Nu, ta prasme, Ai, nu šiek mano atrodo kažkas apie 4-5, tai čia visai zaibys. Išsidalini. Sabina. Nu gal nieko, variantas visai nieko. Pirmą šoviau yra. Bet tai tas ir yra, kad, sakau, nereikia žiūrėti, nes svarbiausia išsiaiškinti, ką mes norim, koks mūsų biudžetas ir viskas. Ir labai VIP skiriasi premium. gyvenį, ar tu jami 4 ar 5 žmonėm. Jo, nu šiek tiek turėjom stačiau. Labai keičia. Ir čia, aišku, Taip. lovas dalinamės, o ne kad atskiras yra. Bet... Pabandysiu tai 5. Aš jums iš to viso, iš patirties sakau, jeigu žiūrėkim 4, nes tiesiog vienas aš pasiaukosiu, miegosiu ant žemės, nes žinai kaip yra dar. Būna, pavyzdžiui, jeigu čia, aš dar matau, kad tu gali, žinai, ar ant sofkės išsidrėbti ar dar, ką, yra iš bėdos, žinai, ten porai dienų pohui. Nėra ten daug, gali, žinai, kad būtų erdvės, nes kai būna koks nors apartamentai ar kažkas, kur ten, nėra vietos, nes netgi toj pačioj Nidoj ten, ant ribos yra, žinai, jau tas, mes ten išsitaisam šiaip ne tai, bet, žinai, nėra patogu labai, nes ten viena lova trumpa, ten dar kažką, bet jau sukiesi, nes Nida irgi ten iš viso, žinai, sunku, su dideliais erdvėm.
Bet jeigu yra biški erdviau, tai tu gali kažką sugalvoti, žinai, ar sofkas, ar dar kažkas, vieną žmogų paguldysi, bet jeigu ten, žinai, visiems ten nepatogu, tai jo. Ne, aš Bet to, manau, bet tai 5 surast, tai sutilpsim tikrai. galų gale, Kristi, kaip ir šnekėjom, mums nėra problemos dvigulėse lovose miegoti, žinai. Sutalpinsim. Aš jau mėliau irgi būčiau smagioj, gerai atrodančioj, tvarkingoj vietoj ir tada miegot biški. Dabar man nėra tokio diskomforto, kaip miegot. Tai pasakytum. Aš dabar mano paskutinis čia nušoksiu, bet galim trumpai uždaryti, kad davai dar biški pažiūrim, šią savaitę pažiūrim ir jau kitą jau reikia nuspręsti. Galiausiai tai kitą sakiau. savaitę jo, tai kad ten, žinai, neužtempt, nes aš irgi dar permesiu, prisėsiu šią savaitę ir pažiūrėsiu. Bet šiaip jo, kažkas į temą, Giedriukai, čia mano atrodo labai cool. Atrodo nuošaliai, galim šūkaut, nors numeris KM5 tikiuosi ten netiek tų bunkerių pristatyti. Nu, galėsim šitą boltą iš tikrųjų. Boltą. Ne. Gerai, o ką aptart norėt? Dėl šito viskas išsiaiškinom, užtenka tą patį per tą patį šnekėti. Ne, norėjau pasakyti, kad paskutinis mano dabar atradimas yra miegmaišis pasikabinti ant palmių. Tai aš galiu pasikabinti ant 2 pušų miegmaišį ir susisukti. Aš bijau, kad tą tokį hameką. Rugpjūčio vidury gali būti šalta jau, bet paimk, kaip sakant, galbūt šilta. Kristis hamakė miega. Nemaniau, kad toks kaifas yra, kaip čia, nesvarumo būsena, kažkus tą laiką man atrodė pošak. Žiauriai geras. Pasirodo daug geriau negu į kietą žemę atsigulus miegota, ne? Taip, žymiai geriau negu sušiktis, čiužiniai vietos neužima, tik reikia 2 stulpų arba 2 medžių, žinai. Taip. Cool dalykas. Aš niekada nebadžiau, bet būtų įdomu. Man jau Giedriaus tai visai užkabinė. Užvaibino jau. Tai kad rašo 4 svečiai, 1 bedrumas. Tai čia. Ir matos, kad bendra erdvė yra, žinok, dėl to. Tas susijungia tas, kur yra sofos teliko kambarys ir tas baras virtuvė su miegamoju vienu bent. Bet tai palauk. Bet erdvė atrodo, tas baras visai gerai. Tai, jo, manau, good shit. Bet aš nematau tų lovų, aš matau blemba, kaip jie čia per blemba parodė. Ne, žiūrėk, ten yra tipo 2 lovos, 2 guli lova, ten tokia, kur į sieną eina. Bet ten blemba tokia siaura. Siaura, nu, va čia taip neaišku jo. Ir tada kita yra ta, kur jo tokia, tipo, ten į langą. Atskirai, ne? Jo, tai irgi neatrodo ten. Baisiai plati kažkokia, bet tai vat klausimas, žinai. Bet kaip ir nieko. Aš matau, kad ten ta sofka visai miegama. Okay. Jo, fucking, ten savo galima nusivežti, kokią raskladuškę įsidėti. Davai paimam. Gerai atrodytų iš tikrųjų. Šiaip galėtų užvaryti dubingius pasimti, jeigu ką ten visai šalia būtų. Bravo, bet ta čilo zona tai šiaip zaibys, ten aš dar matau kažkoks kubilas, tas džiakusis yra. Ai, neįsivaizduoju aš irgi, bet faina, kad yra pirtelė ir ežeras, tai čia atrodo gerai, žinokit. Aš tai sakau... Bet taip įdomi, ežeras tada šalia ir ten taip pat tokia atvira pieva. Kažkokiam tokiam ale vaikų aikštelė. Nu, turėkit menį, ten 3 minutės iki ežero parašyta nueiti, gal įdomu, ar daliniesi dar su kam nors tą. Ai, tai gal čia bus, tai gal ir gerai, nes, aha, matau, čia biški toks, nes pats tas namukas atrodo nuošaliau, o tada yra dar plus kažkokia ežero ukrantė. Jep. Aha, čia matau, ežeras, nu nieko.
kaip šiaip gyvenu? Visa. Aš kankinuosi su dantim vis. Man Kaip tavo ta istorija baigėsi? išrauna, dar nesibaigė, dar tik viskas, vidury visko. O tai atvarė į Lietuvą, parado ten huinę kokią? Jo, ištraukė visiškai implantą, kuris buvo išsijudinęs, išėmė, įkišo dabar kaulą augina, tai su tuom sėdžiu. Implantą ištraukė? What the fuck? Aha. Nes įgręžę buvo į kaulo gabalą, kuris atskilo. Klibėt pradėjo visas Jesus implantas. fucking Christ. Tai blemo kaip iš karto nuėmė, kai išėmė viską, atrodė viskas, nieko nebenori, tiesiog taip palikti. Tai dabar aišku, ten didžiulė žaizda, tai gyja, bet dar neužgyjo. Buvau nuėjęs čia Berlyne pas dantistą. Nu, tokį bendrą čekapą padaryti, bet ir kad siūlės išimti. Tai irgi pažiūrėjo, sako, gal tu ateik pas mane po 2 savaičių dar pasižiūrėti, kaip jis. Tai va, tai dar bus. Nu, žodžiu, pas mane epopėja, tai va taip gyvenu. Ir dar sirgau, tai irgi, manau, nepadėjo. Bet jaučiasi toksai, žinai, nuolatinė žaizda yra, tai turbūt ir imunitetas šiek tiek nusilpęs. Nu, jo, čia, kad ir pjauna tada. Giedriuk, man patinka tavo paieškos kriterijai. Nieko. Sutampa norai. Gero gyvenimo norai sutampa. Giedrius dar kažką pasidalina? Ai, čia Jo, iš irgi vieno taip. nusprendai. Ne, yra kita įmetė linką. Ai, dar vieną. Dar vieną Tai toks matos ir erdvesnis. Jo, jis ten 3 miegamieji, ar daugiau dar. Čia visai cool. Įdomu kaip ta aplinka, bet pohui. Nu, nežinau, man nepatinka, brangsta jau 6,19. Vis toliau. Taip. Na, jau piškiau čia. Bet jeigu norim visi mėgot lovai, lovos kainuoja. Lova kainuoja. Bet aš tiesiog jaučiu, kad aš irgi už visus kartus pamatyt, bet man toks vaizdas, kad bus ta 5 lova tuščia, tai žinai. Jausis gal net verta pamastyti tiesiog susimytint vakarą ilgą vieną šiaip iš kur mieste fainai ir tada niekam neužkraut kažkokio, žinai, naštos ir ten. Ne, tai mes galim tada daryti, šiaip, ką žinau, tas mergų approachas, kaip jos daro, gal visai nieko, jos tipo pasiema viešbutį kažkur mieste, visos ten susitinka, patūsina tam viešbutį, išsimiega ir tada tipo toks variantas, žinai. Ten, nežinau. Tai tada, žinai, to niekur ten varyti nereikia, aišku, jos ten kažkokias paškę varo, žinai, kad ten kitą dieną kažką pasispajinti ir taip toliau. Taip mergos daro šiais laikais. Ne, tas spa variantas man patinka, bet pas mus vienas yra skirtumas, mums ir kodėl sodybos ar dar kažkas, mes mėgstam bendrai sėdėti, tą tokį, žinai, sofos reikalavimą turim. Surgausi. Jos irgi tą daro, bet jo man tas atrodo, taip, žinai, ten labiau ten per vakarienę pasėdi ten. Jo. Kažkur ten. Šitas visai naisiegi. Kutiškiai. Nu tai jo, bet tai tas irgi variantas, kad pasėdėti vis tiem kažkur centre, mieste. Jo. Su nakvynė ar kaip, bet tada gaunasi ir laisviau, jeigu kas nori, galit namo važiuoti. Bet pačilint kažkur mes panašiai darydavom, kai prie Giedriuko tam viešbutukė pasėdėdavom, žinai, vis aišku, ne tas pats, žinai. Neužtenka to laiko, bet žinant, kaip yra sudėtinga visus surinkti, tai irgi čia. Na, Simukas irgi atskris turbūt tik tai savaitgalį, tai. Velniai žino, čia įdomu, aišku, kaip ten su juo, bet jo gali būti, kad trumpesniam laikui atšoks.
neužklausiau, kiek jis to laiko bus. Žinau, gal ilgiau. Nu jo, reikia paklausti, nes gal pasifilmuos ilgesniam laikui. Gerai. Aš Ah. jau rašinėti. Buvo labai smagu, susitiksim kitą savaitę.